Nespėjom išvažiuoti, dariukas nukrito. Na ką, šiandien paliekam stovyklavietę, ne? Jau yra 4 diena. Taip pat paliekam ir dar 2 žmonės. Jos pasiglemžė kelių skausmas, karančiai. Gerai. Davai. Na ką, ir šiandien važiuosim link Šilutės. 100 km laukia maždaug. Važiuojam. Na ką, palikom stovyklavietę ir toliau tęsim kelionę dviese. A ne, Dariuk? Aš pasakydau, lygioj vietoj. Va, ką reiškia klipsai. Gerai, važiuojam. Gavom truputėlį lietaus. Nu, dar ne kiaurai šlapės, bet jau link to eina. Reikės džiovintis drabužius, žodžiu. Važiuojam. Tokia raudonų plytų, matai. Nu, labai gražus miestelis. Va, ir tvenkinys kažkoks yra. Virš 15 km. Kol kas viskas gerai, lietus pasibaigė. Bet dar nepanašu, kad... Dar panašu, kad tiksliau, kad dar bus lietaus. Jo, važiavom toliau. Nu, čia irgi tokie visokie pastatėliai. Ką 25 km įveikti per valandą ir 15 minučių. Sakyčiau, gan neblogas tempas. Na ką, ir toliau važiuojam link Šilutės. Pažiūrėjom orų prognozes, tai turėtume gauti lietaus nemažai. Na, pažiūrėsim kaip bus. Važiuojam. Lietus mūsų nepalieka. Bent jau gavom nuokalnę biškį tokį. 4 centukų. Žodžiu, praminėm apie 50 km jau.
pradedu jaust kelią ir aš. Liau. Man atrodo, tai žinok, negrįžęs gali Vilnių. Važiuosi su manim traukiniu. Pažiūrėsiu. Ai, dar šitas navigacija užstrigo biškį. Rusius gal pagavo, nežinau. Bandysiu strigdinti. Na ir varysim toliau. Mes kiaurai šlapėjom. Turiu antras pirštinas? Ne. Aš turiu. Šalmalis. Nu, žodžiu. Biškį pailsim ir lėksim. Dar tiek pat liko važiuoti. Jo, mes norim antro 5 kilometrų. Jo. Arti 5. Panašiai. Gerai, važiuojam. Esam Pagėgiuose. Žodžiu, kelio skausmai nesibaigė. Tai čia jau kažkaip pamatėm ką tik avariją, žodžiu. Nu, gerai, kad keliu nevažiavam, nes būtų biškį nunešiamas jaučiu. Ir dar lieka apie 40 km gal iki Šilutės. Tai važiuojam. Pasaulį ir atvirkščiai. Garsas skamba tyla garse. Apie tylą žinome mes. Rūkai. Va tai va. Man sukurti. Viską žinai. Užtentis varo. Pataikim dabar į tokią debesų kišenę, nežinau kaip pavadint. Tai va iš dešinės pusės ateina lietus, o kairiai pusiai turim saulę. Tikiuosi bent pradžius drabužiai, pabiškį džiūna, viskas neblogai liktais. Ir gal net neužklups lietus, tikiuosi. Kukurūzų laukas šone. Tai viską. Liko 15 km iki Šilutės. Dešiniai pusėj pila lietus. Ten toliau matosi. O prieki saulė. Kelias lyg ir susitvarkė. Tai be skausmo. Jaučiu aišku biškį kelią, bet ta prasme įmanoma važiuoti. Žodžiu, dar vienas blynas. Va čia va. Žodžiu, plyšo tašė vidurinė. Taip. Bandysim sutraukti su zateškę. Ne, ten užtrauksim vietoj šitų. Manau, bus gerai. Va, žodžiu, suplyšo. Normaliai viskas? Man kelienas skauda. Nu, karoči. Nieko gero. Va, žodžiu, suplyšo. Nu, toj padarysim. Ir iki Šilutės 8 km. Nu, va. Sutraukiam. Žodžiu, 5 sekundžių fiksas buvo. Baisiai čia. Gerai. Ir važiuojam. Pusvalandukas ir Šilutė būsim. Na ką, pasiekėm Šilutę.
Ir už 3 kilometrų stosim Maksimoje apsipirkti vakarienį. Jo, ir tada liks apie 10-12 kilometrų iki stovyklavietės. Na ką, išvažiuojam po biškį Šilutės. Mūsų keliam yra tiesiog prastai. Nu, bet nežinau. Молодец. Op. Važiuojam. Nežinau, kas čia yra, bet niekur nerandu kompresoriaus, kur ratus dasipūst. Nežinau, turbūt Klaipėdoj reikės pūstis, nes niekur nėra. Kokius 4 degalinės apvažiavam, niekur neradom kompresoriaus. Kas sakai, pakartok tau nutyko? Perduriau padangą, man rodos. Dar vienas sprogus padanga. Nustojam taisyt. Tu jau turi kamerą, ne? Jo, dar iš turi pasikeisim. Tai va, čia stojam į šoną ir pasikeičiam. Važiuojam. Nu šiandien tokia nuotykį dieną. 2 kartus nukritau. 2 kartus nukritau. Ir dar padangą. Prieš... Kiek mums liko iki? 4 kilometrus. Nedaug liko, bet... Nežinau, ir keliai parėjo, ir padangos, ir griūnam. Nežinau. Nežinau, kas rytoj bus. Rytoj nusirengsim. Žodžiu, Dariukas irgi nusipirko blogų padangų. Kamerų tiksliau. Ir dar viena bėda, kad nerandam, kas pradūrė, ta prasme. Nežinau, dar reikia pasižiūrėti. Viskas pasikeitėm, kamerą tiksliau suklijavom, užsidėjom padangą. Dariukas pasiruošęs, sugaišim kokias, kiek minučių tikrai sugaišim. Ir palaukiam, kol pravažiuoja mašinos ir už 4-5 kilometrų bus stovyklavietė. Na ką, labas vakaras. Šiaip baisiai šviečia. Žodžiu, atvažiavam į stovyklavietę. Rytoj ryte parodysim turbūt, bet damušinėjom sparnelius. Ir ką žinau, skauda kelius abiem. Nežinau, kaip rytoj važiuosim, bet tikriausiai rytoj pamatysim. Jo. Rytojus. Labanakt. Labanakt.